Sveiki. Noriu Jums šiandien parodyti, kuom skiriasi tai čia judesiai nuo kitų sportinių judesių. Ir ką mes iš tikrųjų darom per tos užsiėmimus ir kas tie elektromagnetiniai laukai ir kaip jie sąveikauja. Tam turim čia atsinešę tokią mažytę eksperimentinę bazę. Taip, kad geriau matytumėt. Štai toks paprastas plastikinis dubuo su vandeniu. Ir toks pat paprastas plastikinis kibirėlis. Mes jį pastatom plūduriuoti krašte. Palaukiam, kol jisai apsiramins. Nustos judėti. Tuomet pajaučiam ryšį tarp delnų. Pajaučiam ryšį su kibirėliu, su jo lauku. Ir palengva traukiam jį pas save. Eksperimentas gana paprastas. Jį gali atlikti visi, tiek vaikai, tiek suaugę. Vaikam taip pat gerai sekasi. Vyram, kurių delnai didesni, pavyksta kibirėlį partraukti pas save žymiai greičiau, tvirčiau. Tai va tiek apie mūsų veiklą, apie mūsų laukus. Ir iki kito karto.